Aš kaip minėjau, esu Ieva, atstovauju Alveus programai ir esu specialiosios pedagogos ir psichologijos centro psichologė, kadangi šitas centras būtent yra Alveus programos įgyvendintojas Lietuvoje. Ir šiandien pabandysiu galbūt ne tiek apie pačią programą pasakoti, nes vis tiek, kadangi jinai įgyvendinama jau yra 5 metus, turbūt esat arba girdėję, arba kažkieno mokykloje programa ir buvo įgyvendinama, arba galbūt šiuo metu dar yra įgyvendinama. Tai aš galbūt truputėlį greit labai tik tai užsiminsiu tam tikrus dalykus, kad žinotumėt, kokiam kontekste kalbėsiu. Bet šiandien pabandysiu iš mūsų patirties tiesiog ištraukti tuos galbūt dalykus, kurie gali būti naudingi įgyvendinant tiek šitą programą, tiek bet kurią kitą prevencinę programą, tiek galbūt naudinga mokyklom, kurios galbūt nesima kažkokią specifinę programą įgyvendinti, bet renkasi savo jėgomis tam tikras tiesiog veiklas organizuoti. Tai galbūt galės tą patirtimį irgi pasinaudoti, kad išvengti tam tikrų pamokų, kurias mes išmokome, pradedami šitą programą. Tai pačioje pradžioje gal tiesiog norėčiau trumpai papasakoti, kaip Alveus programa apskritai atsirado, kadangi jinai ir pasaulyje yra laikoma Dan Alveus, jos pradininkas, kaip vienas pirmųjų mokslininkų pradėjęs tyrinėti patyčių reiškinį. Tai turbūt yra visai įdomu, kaip tas atsitiko ir nuo ko viskas prasidėjo, kodėl mes dabar čia esam ir kalbam apie patyčių prevenciją. Tai viso ko pradžia buvo maždaug 60-metis, kuomet, kaip nekeista, vyravo nuomonė, kad patyčios yra pakankamai normalus grupės elgesys, iš kurio vaikai natūraliai turėtų išaugti. Jisai buvo, galbūt netgi įsivaizduojamas, kad tai yra visai naudinga, tai padeda vaikam išaugti stipresniem, įgyti tam tikrų įgūdžių, kaip pakovoti už save, kaip atsispirti tokiem neigiamam dalykam. Ir į tai nebuvo kreipiamas labai didelis dėmesys mokyklose. Ir Danas Alveusas dirbo su berniukais problematiško elgesio specialių poreikių mokykloje ir tyrė jų nuostatas, jų elgesį, kaip tas elgesys keičiasi. Ir vis dėlto padarė išvadą, kad patyčios yra agresijos forma, tai nėra normalus elgesys, į kurį mes turėtume tiesiog priimti kaip normalų vaikų bendravimo kažkokį būdą, tarpsnį, brandos galbūt tarpsnį. Ir to pasekoje būtent pradėjo kurti programą, kuri šiuo metu jau skaičiuoja 3-4 dešimtmetį, bet jinai irgi patapo tokia plati tuo metu, kai įvyko Norvegijoje keli incidentai, kai vaikai nusižudė dėl patiriamų patyčių mokykloje. Ir būtent tuomet ta programa įgavo pagreitį, pradėjo susilaukti finansavimo pačio Norvegijoje ir po to pradėjo plisti po visą pasaulį, kol pagaliau atvyko ir į Lietuvą. Dabar kokia pagrindinė yra šios programos idėja? Tiesiog norėčiau skirti galbūt dėl to, kad kiekviena vis tiek programa turi tam tikrą savo filosofiją, kurios gali kažkiek skirtis. Ir tiesiog, kad žinotume, tai ką galima kartais atkreipti dėmesį ir kaip atskirti, kad galbūt ar čia tos filosofijos sutampa, ar galbūt kažkurioje vietoje jos išsiskiria. Tai Alveus programos turbūt pagrindinis toksai akcentas yra, kad patyčios mokykloje turi stabdyti suaugusieji. Tai reiškia, kad pagal Alveus filosofiją vaikas atėjęs į mokyklą, jisai turi teisę būti bet koks. Jisai gali būti nelabai bendraujantis, gali būti nelabai savimi pasitikintis ir jisai neprivalo keistis, kad turėtų teisę nepatirti patyčių mokykloje. Čia dažnai turbūt, kodėl tą sakau, nes kartais susiduriam su tuo, jog ypač kai vaikai ko išgirsta iš savo tėvų, ypač galbūt iš vyriškosios lyties tėvų, kad jeigu jie patiria patyčias, tai yra sakoma, kad tu vis dėlto turi grįžti, turi pakovoti už save, turi galbūt duoti atgal, galbūt atstovėti tą tokią agresiją, galbūt kartais atsakyti irgi agresyviai. Ir mūsų manymu tai yra turbūt žalinga idėja, kadangi tarsi sakoma, kad jeigu iš tavęs tyčiojasi, vadinasi, tu kažkoks esi netoks ir turi pasikeisti, kažko išmokti, kad tavęs nebesityčiotų. Ir šitos programos idėja, kad vaikai neturėtų tuo rūpintis atėję į mokyklą, mokykloje turėtų ramiai mokytis ir jiems tos sąlygos turi būti sudarytos. Ir dėl to tai yra būtent suaugusių mokykloje uždavinys ir kažkiek tėvų namuose užtikrinti, kad patyčių vaikas nepatirtų tiek mokykloje, tiek galbūt už mokyklos ribų.
Ir dėl to šitoje programoje pagrindinės veiklos tai yra mokytojų mokymas, bandant suvienodinti jų visų pirma nuostatas į patyčias, tai kad mokytojai atpažintų vienodai, kas tai yra patyčios ir vienodai jas reaguotų. Ir vienodą, sakykime, galbūt sankcijas vaikams paskirtų, vienodai su jais kalbėtų visi mokytojai. Nes, kaip žinome, vis tiek vaikai yra pakankamai protingi ir dažnai vaikai patys pasakoja, kad jie išmoksta, kad, pavyzdžiui, prie tam tikro mokytojo galima daugiau sau leisti, kito pamokoje galima kažkiek mažiau leisti. Ir tai yra kažkiek žalinga, nes vaikai tiesiog išmoksta, kad tos ribos jos nėra pastovios, jos gali kisti priklausomai nuo to, kas mane vertina. Bet iš tiesų tos ribos turėtų būti visiems vienodos ir visi vienodai turėtų reaguoti tam tikrą patyčių elgesį. Dėl to būtent visos veiklos yra nukreiptos į tai, kad suvienodinti bendrą mokyklos visų mokytojų poziciją. Ir čia kalbėsiu, kokių mes turbūt ir iššūkių susidūrėme programos įgyvendinimo metu, nes vis tiek neretai dauguma programų labiausiai skiria savo dėmesį klasių valandėliams arba bent jau klasių veiklai ir dažniausiai turbūt duodama yra metodika klasių auklėtojam ir paliekama jiem rūpintis visą prevenciją ir nesižvelgiant į tai, kad vis tiek vaikai ateina ir į bendrų mokytojų pamokas ir keičiasi tie mokytojai ir tikrai ne tik tai klasės vadovai turėtų būti atsakingi už pačią patyčių prevenciją. Patį patyčių apibrėžimą, kuris čia Tolveusas yra sukūręs ir kuris yra dabar turbūt daugiausiai paplitęs ir naudojamas visose programose ir jau šiandien jūs nekartą girdėjot, tiesiog praleisiu, tai yra tie 3 pagrindiniai punktai ir tam, kad mokytojas tiesiog galėtų labai greitai įvertinti, ar tai yra patyčios, ar tai nėra patyčios. Na ir dar čia galbūt, ko nebuvo šiandien pasakyta, tai mes tiesiog taip labai paprastai skatinam mokytojus atskirti, kad pavyzdžiui, jeigu nėra agresijos elemento, tai mes tai tiesiog vadiname tokiu, kaip pasitaisymo žaidimais, jeigu pavyzdžiui nėra tas reiškinys pasikartojantis, tai greičiausiai būna konfliktas, bet tai nėra patyčios, tai nėra lygu patyčiom, o kad būtų patyčios, turi būti visi šitie 3 veiksniai. Prie ko gal norėčiau truputėlį daugiau sustoti, tai yra ir Garbiaus programoje naudojama tokia kaip metodinė priemonė patyčių ratas. Ir jisai yra visai naudingas, galbūt net ne kažkokios programos rėmos ir gali drąsiai pagalvoti, galbūt verta su tuo ratu supažindinti tiek vaikus, tiek tėvus, tiek pačius mokytojus, kadangi dažnai labai, kai kalbame apie patyčių situaciją, mes įsivaizduojam, kad yra pagrindiniai 2 veikiantys asmenys, tai yra skriaudėjas ir asmuo, kuris patiria patyčias. Ir ne visą laiką susigalvojame, kad yra ir visi kiti, kurie yra aplinkui tą situaciją, lygiai taip pat užima tam tikrus vaidmenis, su tam tikrom nuostatom, su tam tikrom pasiekmėm, bet dažnai jie yra tiesiog pamirštami. Ir čia galima turbūt net ir tą situaciją, kurią šiandien pasakojo, tiesiog labai, irgi galim pamatyti, kad pavyzdžiui, tas skriaudėjas pagrindinis, jisai nebūtinai pats gali aktyviai tyčiotis, dažnai tie patys pagrindiniai skriaudėjai tai yra tokie, kaip laikomas smegenys visos situacijos ir jie gali turėti pasekėjus, kurie galbūt bijodami, galbūt dėl to, kad jiems tikrai patinka patyčios, prisideda prie patyčių situacijos. Taip pat ir tie patys pasekėjai, jie gali būti, kad jie palaiko situaciją aktyviai, tai būna skatindami žodžiu, plodami arba kažkaip, sakykime, apsodami tą situaciją. Pasekėjai gali būti tie, kurie galbūt iš išorės visiškai neatrodo, kad jie palaiko patyčias, bet jie turi viduj nusiteikimą, kad man patinka tai, ką aš matau. Lygiai taip pat, jeigu pastebėsite neįsitraukęs arba neutralus patyčių stebėtojas šitoje programoje, kaip matot, yra labiau patrauktas tarsi į vieną šoną labiau prie neigiamų tokių vaidmenų, dėl ko, nes vis dėlto tam, kuris tyčiojasi, jausmas, kai tave ir apstoja ir visi stebi, yra kažkiek labiau paskatinantis negu tai, kad nieks mane nežiūri, nieks nemato ir tada galbūt mažiau yra to tokio įdomumo tyčiotis, kai visi žiūri, yra kažkiek įdomiau. Dėl to šitoje programoje mes irgi bandom vaikams paaiškinti, kad tai, kad tu tik tai stebi, net nesvarbu su kokia nuostata stebi, bet tai vis tiek yra kažkiek gali paskatinti tą, kuris tyčiojasi. Dėl to visą laiką yra sakoma, kad jeigu pamatai situaciją, nelik, nestovėk, bet nueik įspėk suaugusį iš karto.
lygiai taip pat kaip ir gynėjai, yra tie, kurie aktyviai įsitraukia į gynėjų pozicijas, yra tie, kurie tiesiog viduje turi nuostatą, kad man labai nepatinka, man skaudu matyti kitą vaiką, bet aš bijau arba nemoku kažkaip padėti jam. Ir šitoje situacijoje irgi dažnai kalbėdami su vaikais mes bandom tą pasakyti, kad tikrai nėra tas gynėjas, kuris aktyviai įsitraukia, būtinai pats teisingiausias, kartais gali būti pavojingai įsitraukti tą situaciją ir yra visiškai natūralu, kad gali būti baisu arba tu gali nežinoti, kaip tą padėti, kaip išgelbėti kitą vaiką ir kad vienas iš tų sprendimo būdų yra net taisyklės įtrauktas, kad geriausia, ką tu gali padaryti, tai yra informuoti suaugusį. Nes kai tu pats įsitrauki, niekada negali būti užtikrintas, kokios bus pasiekmės tiek tau, tiek pačiai situacijai. Tiek, kad čia dėl to viskas programa yra labai sujungta, kad visi mokytojai turi būti pasiruošę, kad jiem bet kuris mokinys gali ateiti ir pasakyti, kad yra patyčios. Ir dėl to ne tik tai auklėtojai, bet kiekvienas mokytojas turi žinoti tiksliai, ką tada daryti. Čia galbūt tiesiog, kad įsivaizduotumėt, apie kokio apimties aš tą patirtį kalbu, tai programa šiuo metu jau vyksta maždaug 5 metai. Mes juos skirtom tokiais etapais, kadangi programos vienas, pagrindinis laikotarpis yra 1,5 metų. Ir kaip matot, šiuo metu programa yra įgyvendinę arba vis dar įgyvendina apie 200 mokyklų ir nuo ateinančio rudens mes priimsim programą dar apie 60. Tai po truputį plečiasi ir, kaip matot, po truputį pavyksta apimti beveik visą Lietuvą. Yra dar tam tikri rajonai, kurie nėra įsitraukę. Tiek, kad šitoje situacijoje irgi mes turim tam tikrą tokią programos koncepciją, kad mokykla ne pati gyvena programą, bet jai yra suteikiamos instruktoriaus paslaugos, tai yra žmogus, kuris atvažiuoja tarsi iš išorės ir moko mokytojus, kaip susitvarkyti su tam tikrom situacijom. Tam, kad kartais, kaip sako mokytojai, kad yra sunku būti pranašu savo mokykloje, tai kartais tas padeda, kad važiuoja žmogus iš išorės ir suteikia tam tikrą informaciją ir tada mokytojai patys bando toliau gilintis, toliau mokytis, bet tiesiog, kad jaustų, kad tai yra truputėlį įsitraukti tokį platesnį kontekstą, ne tik tai savo mokykloje. Čia įdėjau tiesiog tokią skaidrę apie irgi apklausos rezultatus, nes Olveus rėmuose mes irgi kiekvienais metais darom apklausą. Aš ir kalbėsiu, jeigu apskritai mokykloje kuo yra naudinga daryti apklausą ir kaip ją galima panaudoti, tikrai nebūtinai vienos programos ar kitos, galite tiesiog sukurti kažkokią savo, jeigu mokykla tiesiog, galbūt nėra to dariusi. Bet tai, kas yra turbūt svarbu žinoti, kad geriausia apklausą daryti tam tikrų vienu metu, tai mes, pavyzdžiui, laiką darom spalio, lapkričio mėnesiais. Kad ten neįtakotų, sakykime, kad vieną kartą padarai po kalėdų, tai visi buvo pakelime, kitą kartą ten prieš sesiją ar prieš kažkokius baigiamuosius egzaminus, tai visi buvo labai liūdni ir tas neįtakotų rezultatų. Tai mes darom kiekvienais mokslo metais tą patį mėnesį. Ir čia tiesiog įdėjau tam, kad pastebėti tokius įdomius dalykus, kurie yra būdingi ne pačiai Olveaus programai, bet apskritai turbūt mūsų visuomeniai Lietuvoje. Nes kaip matote, aš pabandysiu parodyti, pilka spalva tai yra pirmo etapo mokyklos ir mes pamatavome laiką, pirmas matavimas būna dar tuomet, kai mokykla nėra pradėjusi programos veiklų. Ir kaip mato, 2008 metais tai buvo 30% tos mokyklos tiesiog, kurios atėjo tiesiog į programą ir dar nieko nepradėjo daryti. Čia aišku tas procentas po to mažėja esant programai, bet kai mes po metų pradėjom programą naujose mokyklose, buvo labai nustebimas didelis, kadangi procentas jau savaime buvo mažesnis. Ir mes galvom, galbūt tai yra įtakojama dėl to, kad antrame etape dalyvavo truputėlį daugiau kaimo mokyklų negu miesto, nes pirmame dalyvavo tik tai Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Antrame etape jau buvo įtraukta daugiau mažesnių miestelių, galbūt galima daryti prielaidą, kad ten kažkokia yra kitokia kultūra, galbūt kažkiek mažiau patyčių, bet kai po 2 metų mes dar paėmėm naujų mokyklų, tas patyčių, matot, pradinis procentas jisai vėl buvo dar truputėlį mažesnis nuo antro etapo. Tai iš principo, žiūrint į tokius duomenis, galima daryti prielaidą, kad jeigu mes maždaug prieš kokius 5 metus buvo kalbama labai daug, kad tai yra didžiulė patyčių problema, yra serganti visuomenė, tai žiūrint iš tos duomenis galima daryti prielaidą, kad netgi neatsižvelgiant į prevencinės programas, kurios yra aktyviai gyvendinamos, vis tiek kažkiek visuomeniai situacija gerėja. Galbūt tai yra dėl to, kad vis tiek vyksta, sakykime, savaitė be patyčių, kur tikrai įsitraukia beveik visos Lietuvos mokyklos.
Galų gale vis tiek mokykla nėra uždara organizacija, kažkuris mokytojas, mes esam turėję tokių atvejų, kai padirba mokykloje, kurioje yra programa, nueina į tą, kurioje nėra. Ir galbūt jie nedaro oficialiai tam tikros prevencinės programos, bet jie tiesiog įtraukia savo mokyklos veiklas tam tikrus elementus, kurie irgi padeda kažkiek tvarkyti su patyčių problema. Tai, aš tiesiog norėjau parodyti tą skaidrę, kad vis tiek mes dirbame ir tas kažkoks progresas vyksta į gerąją pusę. Vis tiek nors ir iš lėto, bet galime vis dėlto daryti kažkokią prielaidą, kad kažkiek visuomenė sveiksta. Net aktyviai kažko nedarant, tiesiog savaime vieni iš kitų perima, ir tas vis tiek tendencija yra į gerąją pusę. Dabar toliau tiesiog čia apibendrinau tam tikrus dalykus, ką galima būtų tiesiog atsižvelgti ir turėti omeny įgyvendinant bet kurią patyčių prevencijos programą. Mes kai pradėjom, tiesiog net ir ne viską patys galėjom atsižvelgti, bet tai, ką parodė patirtis, kas yra labai svarbu organizuojant prevencinį darbą apskritai mokykloje. Tai turbūt toks pirmas dalykas yra, ir mums čia atvažiavo norvegai visą laiką tą akcentuodavo, kad yra labai svarbi mokyklos vadovo direktoriaus pozicija. Nes dažnai yra, kad vis tiek, ar imti kažkurią programą, ar neimti, sprendžia mokyklos vadovybė, dažniausiai direktorius. Tai yra, nuo jo priklauso, ar tas bus parašas padėtas, ar nepradėti vykdyti programą. Bet labai dažnai būna, kad kai jau mokykla pasiima programą, tai yra paskiriamas tam tikras greičiausiai mokyklos psichologas ar socialinis darbuotojas, jam yra užkraunama didžioji veikla ir jam didžiausia atsakomybė yra ir nuo jo viskas priklauso. Tai mes esam pastebėję, kad tose mokyklose, kur direktorius pats asmeniškai aktyviai įsitraukia ir kiti mokytojai mato, kad jisai, sakykime, pats ateina į susirinkimus, pats budi mokykloje. Pas mus yra mokykla, pavyzdžiui, viena, kur tiesiog dalinosi instruktorė tokia, pasakojimu, kad kai reikia budėti, nes programos rėmuose mes tiesiog padarė apklausą ir įvertinę, kur daugiausia vyksta patyčių, dažniausiai būna, jeigu nėra budėjimo kieme. Tai tokia būna uždavinys pradėti budėti kieme. Ir pasakoja, kad net ir lyjant ar sningant pas direktorius užsideda batus ir tiesiog tam tikrą pertrauką jis taip pat eina į tą kiemą ir vaikšto tarp mokinių. Ir tai yra turbūt labai geras būdas tiesiog pademonstruoti ne tik mokiniam, bet ir visiems mokytojam, kad pati mokyklos valdžia, pati galva tiesiog dalyvauja tame kaip eilinis mokytojas, kad jam yra tai labai svarbu ir tai kažkiek įtakoja ir pačių mokytojų, tiek ir mokinių motyvaciją. Tai mes visą laiką įdami mokyklą bandom tą direktorę akcentuoti ir aš manau, kad bet kurią programą įgyvendinant labai svarbu, kad pats direktorius suprastų, kad jo tiesiog įsitraukimas daro labai didelį įtaką programos sėkmei ir aišku, jie visi būna labai užsiėmę ir neturi laiko, bet bent parodyti tam tikrais momentais, kad jam rūpi kiekvieno įsitraukimas į šitą programą, tai labai padeda apskritai bendrai programos sėkmei. Antras, aišku, iššūkis yra visų mokytojų įtraukimas ir ne tik tai mokytojų, bet visų darbuotojų įtraukimas į programas. Kaip minėjau, dažnai būna, kad vis tiek tam tikri mokytojai labiau įsitraukia į programas, tam tikri mažiau. Ir taip atsitinka, kad, sakykime, vienoje klasėje mokytojas veda klasių valandėlės, kitoje galbūt veda ten kas antrą arba kas tik trečią. Ir tada atsitinka taip, kad, sakykime, tie mokiniai, kurių mokytojai veda mažiau klasių valandėlių, jie jau gali pasimesti mokykloje, nes jie nebesupranta, tai kodėl, jeigu mes nekalbam apie patyčias, kodėl tada į mane vis tiek reaguoja koridoriuose ir tada jie galbūt sunku suprasti, tai kokios čia yra iš viso taisyklės, jeigu vienur su vienais kalbama daugiau, su kitais mažiau. Tai irgi toks visą laiką yra uždavinys, kad visi mokytojai vienodai suprastų tą tokią svarbą programų ir vienodai įsitrauktų, nors aišku, dažniausiai įsitraukia labiau klasių auklėtojai, bet būtent per laiką pavyksta vis labiau motyvuoti ir tuos, kurie yra tiesiog matematikai, lietuvių kalbos ir panašiai, kad jeigu jūs pamatot paties koridoriuje, neikit, nesakykit auklėtojai, bet patys prieikit ir kažką padarykit. Tai, tai irgi, kuo aktyviau visi įsitraukia, tai visų pirma, nuimama yra daugiau atsakomybės nuo tų, kuriem tarsi daugiau tektų ir jie tada ilgiau lieka motyvuoti. Ir tie mokytojai, kurie tiesiog pamato, kad aš iš tiesų galiu kažką padaryti naudingo, jiem irgi, sako, pakyla motyvacija, kad aš galiu irgi kažkaip prisidėti, net galbūt nebaigęs tam tikros specialaus psichologo, pavyzdžiui, išsilavinimo. Taip pat, kas yra įdomu, tai mes bandėm
į programą įtraukti ne tik tai mokytojus, tie tuos, kurie tiesiog yra atsakingi už vaikų ugdymą, bet ir pagalbinius mokyklos darbuotojus. Tai yra valytojai, valgyklos darbuotojai, tie, kurie turi kažkurio momentu vis tiek kontaktą su vaikais. Ir mokytojai iš tiesų dalinasi, kad, sakykime, kai turi susirinkimus visų mokytojų tarpe, tiek su darbiniu personalu, tiek su mokytojais, iš jų yra įmanoma sužinoti labai daug informacijos, kurios mes sužinotumėm jokiais kitais būdais. Nes vaikai irgi yra įpratę, kad prieš mokytojus reikia elgtis vienaip, prieš ten valytoją galima daugiau suleisti ir jie taip nesisaugo prieš juos. Tai yra tie žmonės, iš kurių galima tikrai pasiimti labai daug informacijos apie tai, kas vyksta mokykloje, kokių rūšių patyčios vyksta, kur jos daugiausiai vyksta. Paprastai mokytojai sako, labai nustemba, kad kai mūsų klausia, kur vyksta pačios, mes pasakom vienas vietas, o kai paklausi valytojo, jos pasako, pavyzdžiui, visai kitas ir pagal apklausos duomenis būtent tenai vyksta daugiausiai patyčių, kur mokytojai paprastai galbūt net neužeina kartais pertraukos metu. Tai iš tiesų tikrai visą laiką yra rekomenduojama išnaudoti ir tuos darbuotojus, kurie galbūt taip tiesiogiai dažniausiai nėra įtraukiami į programas. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjom, tai yra, kad labai svarbu yra turėti tam tikrą mokytojų motyvavimo sistemą. Dažniausiai, bent jau kiek mes pastebėjom vis tiek, kai, pavyzdžiui, programa jau yra gyvenama 4 mokykloje, 5 metus, kad pirmais metais, aišku, yra labai didelis susidomėjimas ir visi labai aktyvūs, bent jau per patį pagrindinį programos gyvenimo laikotarpį. Po to tas susidomėjimas truputėlį mažėja, nes vis tiek tam tikros veiklos patampa rutina, tie rezultatai irgi kiekvienais metais mažėjo po truputį, nors atrodo, kodėl jie taip staigiai labai negalėtų nukristi. Ir tada vis tiek susiduriu su tuo, kad kaip išlaikyti tą vis tiek pakankamą mokytojų motyvaciją, kad nemesti tų veiklų, o jas tęsti. Ir čia mūsų patirtis irgi tokių įdomių dalykų parodė, nes mes pirmo ir antro etapo metu turėjom tiesiog papildomą finansavimą ir, pavyzdžiui, galėjom skirti kiekvienam mokytojui mokykloje tam tikrą priedą už tai, kad jis arba ten vedė mokytojų susirinkimus, arba juose dalyvavo, arba kažkokį kitą aktyvesnį vaidmenį užėmė. Ir vėlesniais etapais mes tiesiog nebeturėjom galimybės to finansavimo papildomą kiekvienam mokytojui skirti. Ir žiūrėjom tada, o kas čia vyksta. Tai kaip nekeista, vis tiek per pirmus metus sumažėjęs patyčių procentas yra visais etapais 10% dalim tik tai skiriasi. Tai kaip bebūtų keista, bet tokia tiesioginė finansinė motyvacija, iš kur nebuvo labai didelė, galbūt ir tai yra tam tikra įtaka, bet ta finansinė motyvacija neįtakoja tiesiogiai patyčių mažėjimo rezultatų. Tai čia toks įdomus pastebėjimas, kad vis dėlto matyt labiau į motyvaciją reikėtų kreipti dėmesį ne per kažkokį finansinį atlyginimą, kuris, bent jau kai kurie mokytojai sakydavo, kad tai vis tiek mes įdedam daug darbo, kuris negali būti vertintas pinigais ir galbūt būtent ta tokia iš išorės labiau vidinės motyvacijos pastiprinimas, būtent vadovybės kažkoks pastebėjimas, kad tu daug padarai, arba kiekviena mokykla sugalvoja, kaip savaip motyvuoti mokytojus, vieni ten sugalvoja kažkokį renginį, kiti kažkokią išvyką, kad tas daug labiau matyt padeda motyvuoti negu ta tokia tiesiog labai kažkokia aiški finansinė išraiška, nes turbūt sunku tą tokį įsitraukimą į patyčių prevenciją vertinti kažkokią pinigų sumą. Tai žodžiu, bent jau iš mūsų patirties, kad motyvacija daug geriau yra bent jau palaikyti ne finansiškai, bet kažkaip tiesiog palaikant mokytojus kitų būdų. Dabar dar vienas iššūkis tai yra dar vienos grupės įtraukimas į patyčių prevenciją, ir tai yra tėvų įtraukimas. Bent jau ką mes dažnai pastebėdavom prieš atidami mokyklą, kai mes klausdavom apskritai, kaip mokykla šiaip tvarkosi su patyčių prevencija, tai dažnai paaiškėdavo, kad pirmą kartą mokytojas ir tėvai susitinka tik tada, kai vyksta incidentas. Ir aišku, natūralu, kad tokiu atveju stoja į priešingas puses ir tada rasti kažkokį bendrą sutarimą yra labai sunku. Dėl to dažniausiai rekomendacija yra net ir pradedant vykdyti kažkokią prevencinę programą visą laiką labai aiškiai informuoti tėvus, kas bus vykdoma, kaip bus vykdoma, ko jūs galite susilaukti, kad nenustebkite, kad, pavyzdžiui, vaikas grįž namo ir sakys, kad su manim šiandien kalbėjo mokytojas. Kodėl taip atsitiko, kartais tėvai išsigąsto, tai kas čia atsitiko, bet kad tai yra normali, dabar pataps mokyklos tokia procedūra. Tai tiesiog, kad tėvai visą laiką žinotų, kas vyksta.
Lygiai taip pat visą laiką bandom įtraukti, kad ir tėvai formuotų tam tikras nuostatas namuose, kadangi jeigu, kaip minėjau, mes bandome, kad ir visi mokytojai turėtų vienodas nuostatas ir stabdytų vienodą elgesį, tai labai padeda, jeigu ir tėvai namuose lygiai tą patį elgesį pastebi ir stabdo ir su vaikais apie tai kalba. Aišku, tą yra padaryti daug sunkiau, kadangi tėvai mokykloje vis tiek tikrai ne visi ateina ir ne visus įmanoma prisikviesti, bet bent jau lankytis turėti tokį dalyką omenyje tikrai yra labai svarbu. Dar vienas dalykas, čia kaip minėjau apie apklausą, norėjau trumpai paminėti, kad turbūt apklausa paprastai yra daroma dėl dviejų priežasčių. Viena tai yra įvertinti patį patyčių lygį ir jo mažėjimą, ar galima sakyti programos efektyvumą. Bet ją tikrai, kaip ir matėme, kitais tyrimais galima daryti ir kas keletą metų ir galbūt net taip labai aktyviai. Tačiau kitas dalykas, kuo negali pasitarnauti, tai yra pagal jos duomenis mes bandom kiekvienais metais truputėlį kiekvienoje mokykloje pakeisti tą prevencijos kryptį. Pavyzdžiui, jeigu mes matėm, kad pirmais metais labiau mergaitės tyčiojasi, tai tada daugiau veiklų nukreipti į mergaičių tarpą. Jeigu matėm, kad pavyzdžiui, daugiau patyčių kieme, bandoma stabdyti patyčias, daugiau nukreipti mokytojų budėjimą į kiemą. Kitais metais žiūrima, kas iš to gavosi. Tada padidėja kažkaip patyčių tualetuose, nes reikia ir tualetus mokytojus skirti. Tiesiog, kad toksai būtų sekimas nuolatinis, kur kas vyksta ir būtų galima tiesiog visą laiką kiekvienais metais kažką pataisyti, nes mokiniai vis tiek yra tokie labai kintantis ir atranda vis naujų terpių, naujų būdų, tiesiog, kad nuolat būtų galima sekti ir atliepti visą tai. Ir paskutinis turbūt akcentas tai būtų apskritai mokykla, pradedama įgyvendinti bet kurią patyčių prevencijos programą, turėtų pagalvoti apie savo motivaciją ir bendrą politiką šiuo atžvilgiu. Nes mes esam darę tokį tyrimą, kurio metu klausėm, kiek mokyklos vidutiniškai per metus įgyvendino prevencinių programų. Ir atsakymas buvo mažiausiai 4 vidutiniškai. Tai reiškia, kad jeigu kiekviena programa turi, pavyzdžiui, savo klasės valandėlę, ir kiekvienas mokytojas dar papildomai vesti kiekvienos programos, pavyzdžiui, klasės valandėlę, dar neskaitant kitų veiklų, tai yra tikrai labai sunkus darbas ir tada nenuostabu, kodėl mokytojai yra tokie pervargę ir nemotyvuoti tas programas daryti. Dėl to vėlgi visą laiką skatinama mokykloje apsispręsti, bent jau tam tikrų metų neperkrauti savo mokytojų, pasirinkti vieną, maksimum 2 programas ir pasižiūrėti, kas gaunasi. Jeigu nepatinka, pasirinkite kitą, bet neužpulkite savo darbuotojų tą programų gausą, ypač jeigu ten kartais ir tos veiklos kartojasi kiekvienoje programoje. Tai irgi tokia būtų, kaip ir patarimas, mes dabar esame jau išmokę, kad aplikacijos laiką klausimą buvo atlikta mokytojo apklausa ir 2/3 sutinka įvykdyti programą. Aišku, niekada neišeina patikrinti, bet bent jau skleisti tokią žinią, kad svarbu atsižvelgti mokytojus ir tegu jie patys pasirenka, kokiu krūviu nori dirbti, tas yra labai svarbu, kad tiesiog ta motyvacija būtų tokia nukreipta tikslingai, ne tai, kad darom viską, kad užsidėti pliusiuką. Tai tiesiog turbūt apibendrinant galim pasakyti, kad svarbu įtraukti visų nuomonę, tiek mokytojų, tiek administracijos mokyklos, tiek tėvų, mokinių, mokytojų visų, kitų darbuotojų. Ir tiesiog, kad pati mokykla galėtų visi šitie žmonės kartu spręsti ir pasirinkti, kuris būdas, kuri programa galbūt jiem yra geriausia, galbūt jie gali kažką patys savo sugalvoti. Kad tai būtų tiesiog bendras sprendimas. Tai būtų turbūt tiek iš mano pusės, nebent dar kokį klausimą kažkas turėtų.